Gerą dieną visiems. Pirmieji žingsniai su žaidybinė platforma Telegram bazėje Battle Bulls. Turime mes nuorodą, kurią gavom iš savo draugo, spaudžiame ant jos, einam į patį žaidimą ir ką mes jame matome, ar ne? Pirmiausia, turim suprast, kad yra dabar pre-launch, ar ne? Tai yra, sakykim, dar žaidimas net nėra paleistas. Ir kai jūs einat, kol kas šito lango jūs nematot, pavyzdžiui, nes tik tai prisiregistravot, tik įėjot, bet jeigu jau kažką pakvietėt su savo nuoroda, tai pamatysit va tokį langą ir iš karto matosi, kad aš jau 10 000 žaidybinių monetų gavau, tai yra 2 referalai atėjo ir spaudžiu būtent ant šito langelio ir aš pasiimu šitas žaidybinės monetas. Ir matau, kad turiu 5,5 milijono žaidybinių tokenų. Toliau, ką mes čia dar būtinai padarom? Būtinai ateinam į promo, ar ne, ir čia suvedam booster, ar ne, suvedam booster, ar ne, tai pas mane dabar jau jis aktyvuotas, tai jisai nebesuveiks, bet kai suvedėt ir aktyvuojat kodą, jums atsiranda 5 milijonai žaidybinių eurų, ar ne. Toliau, ką dar galima padaryti? Toliau einam būtinai į earn, tai yra, sakykime, uždarbis ir prisijungdami prie Telegram kanalo, jūs dar gaunat 25 000, ar ne? Tai va, spaudžiat šitą, spaudžiat subscribe, pasitikrinat ir 25 000 dar taškų jums įkrenta. Toliau ką, čia tuoj bus, sakykime, šitas funkcionalas, čia yra pagrindinis puslapis. Toliau iDropas irgi bus, matų 28 dienos, bet dar yra viena vieta, tai yra friends, draugai, ar ne? Tai vat yra visi draugai. Ką reikia šitoje vietoje suprasti, kad nuo draugo, kuris turi paprastą Telegram kanalą, jūs gaunat 5 000, kuris turi premium Telegram kanalą, jūs gaunat 25 000. Nu, tai yra visai neblogai. Vat ir viskas. Ir taip kaupėt, paskui jau galėsit pradėti, sakykime, žaisti, spaudinėti ir panašiai. Tai bus panašiai nuo Liepos, kas čia 5, 6, 7, 8, nu gal nuo 10, nuo kito trečiadienio, panašiai Liepos 10 plius minus, sakykim, ir po truputėlį atsiras bulių kautynės, atsiras edukacija, atsiras kiti dalykai. Bet esminis dalykas, ką dabar turim padaryti, tai iki šio penktadienio, iki Liepos 5 imtinai, tik iki šio penktadienio mes galim pasimti 5 milijonų žaidybinių tokenų. Nuo penktadienio jokių 5 milijonų nebebus. Bus po 5 000 ir po 25 ir va taip pat kaupsim ir kas dar žais irgi kaupsit. Bet va šito kodo ar ne šitos akcijos 5 milijonų niekas nebeturės. Taip pat iki penktadienio turėkim, pasimkim jos patys, įeikim į kanalą, pasimkim 25 000 ir kvieskim visus draugus, kad iki penktadienio maksimaliai visi pasimtų 5 milijonus. Žais, nesukit galvos. Ir jie tik gal nesuka galvos. Galbūt ir nežais kažkas, tai bet kai išeis į biržą moneta ir turės visai kitą vertę, ar ne, tai net ir tie milijonai gali pasirodyti pakankamai vertingi, ar ne. Taip kad linkiu visiems geros edukacijos, suprasti, kaip veikia kripto, kaip veikia, sakykime, šitie žaidybiniai tokenai, kurių pagrindų jūs galėsite gauti kriptomonetas Ultima, ar ne, kurios turi vertę nuo 2 iki 3 tūkstančių, tame tarpe dabar kainuoja, ar ne, na ir daugybė kitų dalykų jūs dar sužinosit, ką galima nuveikti su tuo žaidimu. Pradžia pas mus labai gera, per 2 dienas 400 000 naujų žaidėjų, tikimės iki savaitės pabaigos, iki penktadienio imtinai turėti visą milijoną ir taip milijoną po milijono eiti iki rugpjūčio 1 dienos. Iki rugpjūčio 1 dienos vis prisidės žaidimo funkcionalas, rugpjūčio 1 jau visą tai, ką uždirbom, galėsim išsivedinėti, galėsim, sakykime, naudodami tuos tokenus kaip splitus gauti ultimas, gauti kasdienius mokėjimus iš blockchaino ir jau keistis į eurus, dolerius ir panašiai. O kas norėsit, galėsit laukti ir lapkričio 1 dienos, kai su jau didelė auditorija labai nesunkiai eisim į keletą biržų ir startą turėtume startuoti su 10 centų už vieną monetą ir paskui judėti į priekį. Taip kad mes išanalizavę rinką, būdami 8 metus rinkoje, išanalizavę žaidimų rinką, pasižiūrėję pliusus minusus atmetėm, pliusus pridėjom, turim pakankamai gerą auditoriją, gerą pasiruošimą, savo technologijas, taip toliau, savo blockchainą, daug ką turim ir manau šitas žaidimas jis bus be galo sėkmingas, taip kad nepatingėkit, pasikvieskit kuo daugiau draugų ir
Paskui, kai prisijungiat prie žaidimo, ar ne, su mano nuoroda, ar jau jūsų draugai jungiasi, būtinai paprašykite iš manęs nuorodos į grupę, kur galėsit bendrauti, gilintis, aiškintis ir išspręsti visus niuansus, visas problemas. Taip kad sėkmės žaidime ir iki.